Gegužės 27 dieną Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko susitikimas su įvairių festivalių iniciatoriumi, dainų autoriumi, prodiuseriu, dainininku Virgiu Stakėnu. Kolegija su dainininku bendradarbiauti pradėjo praėjusių metų lapkritį, kuomet vadovaujami dėstytojo Viktoro Gondajevo multimedijos technologijos studentai kūrė muzikinį vaizdo klipą dainai Laiko ratas. Vėliau jaunuoliai buvo įtraukti į kitas muzikantų inicijuotas veiklas. Antradienį susitikimas su Virgiu Stakėnu skubėjo ne tik būsimi informatikos inžinieriai. Susirinkusiam Šiaurės Lietuvos kolegijoje renginių verslo vadybos studijų programą studijuojančiam jaunimui buvo pristatytas kolegų kurtas muzikinis vaizdo klipas. Virgis Stakėnas parengė pranešimą apie muzikos albumo leidybos ir komercializacijos procesą, problemas, su kuriomis susiduria muzikos vadybininkas ir albumo autorius. Dainininkas asmeninio vadybininko neturi. Tad visi muzikos albumo kūrybos ir realizavimo darbai tenka pačiam dainų autoriui. Esate aktyvus žmogus, kuriate, organizuojate, muzikuojate. Iš kur semiatės tiek daug energijos? Energija iš kur? Nežinau. Turbūt medis negali augti, negali skleisti lapų, negali brandinti vaisių, jeigu jis neturi šaknų. Taipgi, aš taip pat turiu savo šaknis, kurios yra čia, mano namuose, mano gimtiniai ir tikriausiai tie dalykai, reiškia, visi labai svarbus yra, ką tu esi gyvenime praėjęs, ką tu matęs, su kuo bendravęs. Iš kitos pusės, kitas dalykas yra tavo gyvenimo patirtis, ką tu matai, ką tu patiri, ką tu išmoksi daryti, kaip tu vertini gautas pamokas, kaip tu sugebi atsitiesti po liūdnų pamokų smūgių. Kiekvienas menininkas turi savo kūrybos mūzą. Jei ne paslaptis, kas jūsų kūrybos mūza? Pabandyčiau pasakyti, kad ne žmona, tai kažkas manęs nesuprastų, reiškia, bet mūza, plačiaja ta sąvoka, turbūt yra visas pats tas gyvenimas, ką tu matai, ir įkvėpimas kurti yra iš... Netgi, pavyzdžiui, dabar atsidarė duris ir aš girdau trekštelėme gražų garsą, gal tai gali būti muzikinio kūrinio reiškia dalis, arba, pavyzdžiui, man patinka dabar laikiklis, kurio pritvirtintas mikrofonas prie videokameros, labai įdomus, jis yra kitokios spalvos, rudas, reiškia, tai gali užvesti ant idėjos. Gal man patinka jūsų plaukų spalva ir jūsų akių gilumas, gal man patinka kaip saulėtą dieną šviečia lemputės. Žinot, šitokie dalykai nenusakomi, reiškia, kūryba toks dalykas, tu niekaip negali suvaldyti, tu negali pasakyti, tu negali kurti pagal užsakymą ir negali kurti, va, dabar atsisėsiu, 3 valandas pakursiu, paskiau 2 valandas ir nekursiu, paskiau vėl kursiu, šitaip nėra. Ar bendradarbiavimas su Šiaurės Lietuvos kolegijos studentais, kuriant muzikinį vaizdo klipą, dainai Laiko ratas, pateisino jūsų lūkesčius? Plamai, apie jūsų aukštąją mokyklą žinau tik tai pravažiuodamas pro šalį. Žinau, kad čia anksčiau buvo, šitame pastate buvo telefonų stotis, reiškia, ir kažkada ėjau ir man biurokratas vienas labai nemaloniai su mane pakalbėjo. Liko toks blogas įspūdis. Dar žinau, kad čia buvo fontanas, kuris veikdavo čianai, kad čia kartais rinkdavosi vakarais chebra prie durų. Ir kažkaip jis pravažiuodavo, reiškia. Ir kada mane pakvietė į pirmą susitikimą, pabendravimą, mano pažįstamas Viktoras Gondajevas, kurio turbūt vienas iš idėjos autorių buvo sukurti ir gal mes kartu išrinkom šitą kūrinį. Aš dar nežinau, kur aš einu. Aš jau atsargiai labai galvoju, ateis valdiškas manim čia pabus, padarys, vaikai tik žiūrės į laikrodį, kuo greičiau išnešt muilą, kad čia su to seniu čia nesiterlioti. Bet netikėtai atėjęs atradau labai gražią darbinę atmosferą ir jaunų žmonių žingeidumą ir norėjimą daryti, reiškia, priimti kritiką, o aš esu baisiai agresyvus kritikos atžvilgiu, reiškia, labai daug jos galiu išsakyti. Bet aš manau, kad tie žmonės, šiandien pamačiau 2 vaizdo klipo variantus, kurio beje antro nebuvo matęs, gal specialiai man nerodė, kad nesinervuočiau, bet kiekvienas buvo visai kitoks ir aš manau, kad tie sumanimai, kurie yra šitų žmonių ir jų noras bendrauti, imti pamokas ir paskui ieškoti savo ir labai džiaugsmingas, sveikintinas ir aplamai
aš dabar nebenorėsiu pro šalį pravažiuoti. Ne dėl to, kad jūsų bufete, reiškia, labai skanus kakaviniai pyragaičiai yra ir visai nebloga kava. Ne dėl to, kad abidvi katedrų vedėjos yra simpatiškos moterys. Ne dėl to, kad čia mane filmuoja ir už dyką mano klipus kūrė, bet dėl to, kad čia atrodo geri žmonės. Tai ačiū.